Sveiki visi, net neatsimenu, kada iš vis paskutinį kartą su jumis va taip šnekėjau. Kažkada labai seniai. Ir prieš 2 dienas aš pagaliau grįžau, pagaliau, tai ne visai pagaliau, nes man ten labai patiko. Po savo atostogų aš grįžau atgal į Vilnių, o visą savaitę aš leidau Graikijoje, Rodos saloje. Ir video irgi ten toksai vlogas bus, tai laukit jo. Manau, kad kitą savaitę ir tą pabandysiu suspėti suredaguoti ir jį įkelt. Bet šiandien ne apie tai. Šiandien šiek tiek liūdnokas video, nes aš noriu pasidalinti su jumis tomis priemonėmis, kurios mane šiek tiek nuvylė, man nepatiko, netiko, galbūt aš tikėjausi daugiau nei tai, ką aš gavau. Aš jau sukaupiau visą tokį mažą maišiuką. Maišiukas yra lankom, bet viduje iš tikrųjų lankom nėra. Tiesiog maišelis. Tiesiog trauksiu priemonės po vieną iš maišelio ir pasakosiu, kas mangi nepatiko ir kodėl būtent ši priemonė atsidūrė šiame pragaro maišelėje. Kai kurios produktus aš pirkau pati, kai kuriuos man atsiuntė. Tai iš tikrųjų nėra svarbu, ar atsiuntė ar neatsiuntė, pirkau pati, jie man nepatiko, todėl tai pirmas dalykas, ką aš matau, yra sausas šampūnas nuo firmos Girls Only, tai jis nedaro visiškai nieko, jis yra niekinis, plaukai tikrai neatrodo švariau ir reikia labai daug pripuršti, jeigu noriu bent minimalaus poveikio, tai niekad daugiau šito nepirksiu, tik tai Batist. Šitas nepirkit. Toliau eina Garnier dezodorantas, antiperspirantas kremo pavidalu. Daug kas šnekėjo apie jį prieš gal 2 metus, gal prieš metus, tiesiog jis buvo labai populiarus. Aš jo tada nebandžiau ir įsigijau gal prieš 2 mėnesius. Galvojau, reikia išbandyti, visi gyrė, gal ir man jis patiks, bet dėja. Nuo prakaito jis visiškai neapsaugo, 48 valandos parašyta, neapsaugo net ir 2 valandą, visiškai tiesiog ne. Sakau ne, tada viskas matosi ant juodų drabužių, tada čia jaučiasi tiesiog kažkokia košė. Aš nežinau, gal kažkam tikrai patinka, man tiesiog ne. Netiko, nepatiko, nežinau, ne. Išgarsėjęs toksai brandas, tai yra nauja H&M linijos kosmetika. Ir per Kalėdas H&M'as atsiuntė mums tokius rinkinukus ir ten buvo skaistalai ir lūpų dažai. Iš tikrųjų spalva tai man labai graži ir pasitepiau aš juo, šiaip beveik kaip mano lakas nagų. Pasitepiau aš juo per mūsų darbo vakarėlį prieš Kalėdas. Naudojau su pieštuku, su kontūrą, paryškinau pieštuku. Ir tada dažiausi šituo lūpdažiu. Tai patikėkit, vaizdas buvo tikrai nieko gero. Aš turėjau po kas 10 minučių taisyti, žiūrėti, kas ten darosi su mano lūpdažiu, nes viskas tiesiog išbėgo. Tiesiog tas kontūras pasidarė toksai labai neriškus, toks, galbūt kiti šviesesni atspalviai tikrai yra geri, bet va tokia tamsi spalva, kažkas ne taip. Nežinau, nepatiko man. Čia yra Rimmel Apocalypse, tokie lip velvet, tiesiog kaip skystas lūpdažis. Tai iš tikrųjų skaičiau atsiliepimus, žiūrėjau video apžvalgas ir iš tikrųjų apžvalgos nebuvo labai teigiamos, bet pagalvoju, ne, aš vis dėlto užsisakysiu, bet ten buvo 3 už 2, tai galvoju, reikia tikrai imti. Tai naudojau gal kokius 3 kartus daugiausiai, nes matosi linijos. Tiesiog nuo to šepetėlio ant lūpų. Labai nelygiai dengiasi, tepasi, nežinau, ir reikia pieštuko, nes irgi kontūro normalaus nepadarysi su juo, nežinau. Ir dar spalva prie veido nelabai, prie mano tai yra gal nelabai veido, tiek prie mano lūpų spalvos tai irgi netiko, tai dar vienas nusivylimas į kolekciją. Šitą ištrauksiu, tai yra šitos firmos, visi sako skirtingai, nežinau. Va taip rašosi. Ir spalva tokia ryški, raudona, visai nieko, jis toksai permatomas, toksai lengvas, nematinis, nei per daug ryškus, bet ne tamesnė.
Aš jį naudojau gal kokius irgi 3 kartus, jis visą laiką pragulėjo mano stalčiui kosmetikos, ten aš kur laikau visą savo kosmetiką, nieko aš su juo nedariau. Tada vieną dieną aš tiesiog jį išsitraukiau ir pastebėjau, kad sulūžo pati pakuotė, nes dankelis jis buvo ant magneto ir čia tiesiog neveikia, niekas neveikia, nebesilaiko. Tiesiog. Oriflame The One Lip Sensation Matte Mousse. Toks lūpdažiukas lūpų blizgis. Spalva yra Toffee Cream. Kitos spalvos geros, man patinka visai, bet šita spalva kažkas su ja tikrai ne taip. Visų pirma, irgi dengiasi taip netolygiai, keistai, negražiai. Irgi reikia būtinai pieštuko, bet vis tiek kažkas su juo ne taip. Konsistencija tokia tiršta kaip grietinė, kažkas, nežinau, grietinėlė gal kažkokia tokia tiršta, nu kaip parašyta mūsas, tai mūsas ir yra, bet antras minusas, nu pirmas tai, kad dengiasi tikrai netolygiai, reikia tada pirštais tapšnot, kad būtų viskas lygiai, tada nesilaiko, jis tiesiog nesilaiko, nežinau, kodėl nesilaiko, išvis išgaruoja per pusvalandį, valandą, jo tiesiog nebelieka. Toffee Cream ne, nors Kotrynai, mano blogerį draugė, jis patiko labai. Nežinau, aš nesusidraugau, nežinau, atiduosiu kam nors tiesiog. Gal patiks kažkam labiau nei man. Toliau tai yra Maybelline toksai vat kontūravimo stikas. Nesupratau, aš jo niekaip nesupratau, nes, nu, pakankamai sunku yra su juo dirbti. Highlighterio spalva yra ganėtinai tamsi, nors čia yra medium atspalvis, bet highlighteris tas tikrai, nu, nelabai. Galima naudoti kaip maskuoklį, kaip aš dariau, bet ta pati vat kontūravimo spalva, tai irgi su ją reikia labai atsargiai dirbti, nes labai sunkiai tušuojas. Tiesiog braižai liniją, ta ruda spalva, ir vėliau išskaidyt tą liniją yra pakankamai sunku yra. Tada gaunasi kažkokie plėmai ir mačiau, kaip ant kitų žmonių iš tikrųjų atrodo kaip purvas kažkoks, tai nenoriu daugiau su juo eksperimentuoti, galbūt atiduosiu kam nors ir kažkas bandys pažaisti. Man nepatiko, irgi nesusidraugau tiesiog, nors irgi vat, Sandrai, iš kur mano raktai, jis labai patiko, nežinau, gal jai ir antrą atiduosiu, nes man jo nereikia. Oriflame The One Eyelineris, Jumbo toksai. Na, Jumbo. Čia yra markeris, pravedimas. Juodas, paprastas markeris. Tikrai ryškiai tepa, su tuo negaliu nieko pasakyti, swatch yra labai geri, bet su juo irgi nėra įmanoma nubrėžti tiesios, plonos, gražios linijos. Aš nežinau, forma jo tokia, nežinau, man nepavyksta. Irgi skaičiau, daugam patiko jis, bet man jis neveikia, nežinau. Man patinka gal kitokio tipo eyelineriai, ne markeriai, o tokie skeisti, kaip Lancome Grandiose, ar kaip Maybelline toksai yra su plunksnele, o va tokio tipo, nu, nežinau, gal aš nemoku kažko daryti, bet nepatiko. Toliau tas dalykas, kurį daugas gyrė ir galbūt girs, bet man tiesiog nepasiteisino. Tikėjus daugiau, o gavos visai kitai, priešingai, žodžiu, tai yra paletė. Tai yra Maybelline The Blush Nudes paletė. Kaina jos yra 15 eurų. Kai iš tikrųjų bandant jūs tiesiog ją swatchint, nu vat aš pabandysiu. Tikrai gaunasi ryškiai viskas gerai. Tikrai, kai aš išbandžiau ant rankos, aš galvojau, wow, tikrai panašu į Naked ir tik 15 eurų, ne 50, bet ne. Aš pirmą kartą ją bandžiau naudoti video, kurį filmavau konkursui, tai nežinau. Tarpsme, su šepetėliais neįmanoma išgauti tokios spalvos ryškios. Kažkaip jį pradingsta tiesiog. Nu nežinau, nėra to ryškumo. Pigmentacija dingsta ant voko. Ji yra ant piršto, kai jūs stebat, bet ant voko viskas pradingsta. Vienintelis būdas, kaip naudoti šią paletę, yra pirštais, nes su šepetėliais siūlyčiau nebandyti, nesikankyti, nes nu, tiesiog jūs neišgaunat to, ko jūs norit. Su pirštais įmanoma, bet nu, tikrai
tikėjausi, kad bus tikrai geriau, tai vis dėlto naudoju savo Naked 3 paletę, o su šita, manau, atsisveikinsiu. Bet jeigu jūs, tarkim, nekeliat jokių ten aukštų reikalavimų šešėliams vokų akių, tai prašom, tikrai. Čia yra 12 atspalvių, kaina 15 €, kaip jau sakiau, su akcija galima pigiau. Išbandykite, jeigu jūs nesat išranki kosmetikai, bet aš ieškau tiesiog daugiau nei tiesiog paprastų šešėlių, kurie gerai tepasi tik tai pirštais. O tamsios spalvos, pavyzdžiui, šita ruda, tai išskaidyti ją iš vis yra labai sunku. Irgi man nepavyko, nu tai va. Tai liūdna, bet taip jau įvyko. Maišelis tuščias, tai buvo visos priemonės, kurias kaupiau ilgą laiką, vis negalėjau užmesti, nes norėjau parodyti jums. Dabar parodžiau ir metu viską lauk. Nu, ne metu, o kai ką išmetu, kai ką atiduodu į kitas rankas. Jeigu jūs galbūt kažką iš šitų priemonių irgi bandėt ir jums patiko arba nepatiko, kaip ir man, tai būtinai pasidalinkit komentaruose ir tada padiskutuosim. Kągi aš darau ne taip, kad man neveikia. Tai viskas šiandienai. Ačiū, kad pažiūrėjot iki galo. Iki!